Labas rytas, jau mes pakilom, dabar yra be 10:08 ir keliaujam iki Sandži šventyklos. Čia irgi viena iš pagrindinių turbūt tokio šventyklų. Tai keliaujam anksti, nes dažniausiai būna didelės eilės, tai stengiamės jų išvengti ir būti vieni pirmųjų. Tai mūsų tikslas nukeliauti iki šventyklos, pažiūrėti, kas tenai yra gero. Toliau keliausime iki, tuoj pasakysiu, kokios gatvės, keliausime iki Nakamise gatvės. Jinai yra tokia kaip maisto vieta, tai pasižiūrėsim irgi, kasgi ten gero, kągi ten siūlo. O paskui mūsų plane yra pietus, tai Agnė užsakė sušių, keliausim pavalgyti sušiukų vietinių. Taip pat paskui keliausim į Akihabara rajoną. Tai ten toks daugiau elektronikos, anime rajonas, tai turėtų būti labai įdomu. Tai va, važiuosim tenai ir pavakarniausim irgi Akihabarui. Viskas ir tada važiuosime namo. Tai diena irgi intensyvi, suplanuota. Tai stengsiuosi irgi parodyti, kaip galima daugiau visko. O mūsų mėgamam rajone, kaip įprasta, tylu, nieks čia nešneka. Eina ir tiek žinių. Jau beveik esam vietoj, pasiekėm šventyklą ir eisim link jos, eisim į vidų. Tai bilietai irgi ten kainuoja apie... Kiek kainuoja, Agne? Nekainuoja bilietai, nieko. Viskas, for free. Va tai va, ir eisim tenai dabar. Tai, kaip Agnė sakė, yra šita tokia šida gatvė, kur nuo 10 valandos tik atsidarys visos, va, čia kavinukės, kioskeliai, pavadinkim taip, čia visokio maisto, visko. Tai nueisim dabar į šventyklą, pasižiūrėsim, kasgi šventyklai ir tada jau galėsim čia apeiti, pasižiūrėti, kasgi gero. Žmonių dar kol kas nedaug, bet jau nemažai. Tai labai gerai, kad nuo pat ryto atėjom, nes čia manau, kad vėliau bus sausakimša. Atėjom iki garsiosios Asakusa Sensoji šventyklos. Atrodo tikrai autentiškai. Iš tikrųjų, nes pirmoji šventykla, kurią dabar pamatėm, apart visų šiuolaikinių pastatų, tai tikrai išskirtinė šventykla. Eisim į vidų, pažiūrėsim, kaip jinai atrodo. Sakau, kol kas tikrai džiaugiuosi, kad žmonių nėra daug, nes neužilgo tikrai čia bus žymiai daugiau ir matau jau dabar gatvelį, kad jau vis daugėja. Tai keliavom, kol spėsim į šventyklą, pažiūrim tenai ir eisim į tą gatvelę, kur yra dabar atsidarinėjantis maisto kioskeliai. Turiu jau vietinę šimtinę monetutę ir čia, žodžiu, esmė, kur girdit jau garsus, tai čia yra būrimasis gerų arba blogų dalykų, ką galima išsitraukti. Tai reikia tą šimtinę mesti čia, gerai pakratyti šitą dalyką, norą sugalvoti. Gerai, sugalvojam greitai norą. Gerai, sugalvojam norą. Kratom, reikia, kad išlįstų pagaliukas. Išlindo pagaliukas. Taip, dabar turim numerį 35. 35 ir turim išsitraukti dabar iš šičia. 35. Taip, čia yra lapelis. Taip, pažiūrim, ar geras, ar blogas čia turėjom. Šitas noras. Metam šitą atgal. Ir dabar turim su Google Translatorium. Arba ne, čia yra angliškai. Tai manyčiau, kad labai geras lapelis, aš jį pasiliksiu. Tai va, tai čia galite atvykti ir išsiburti savo laimę. O mes keliavom toliau.
Pabandom irgi vandenuką šventintą. Reikia irgi jį pasiimti, tai pasisemti, papilti ranką. Super. Nusprendėm paragauti tokį kotletuką. Čia irgi su vagyjų mėsa. Tai žiūrėsim, kaip čia. Agnė sako, davai ragaujam. Sakau, nu davai, ragaujam. Tai va, nusipirkom tokį kotletuką fraintą. Tenai viduje yra vagyjų mėsa. Jisai kainuoja 500 tantų jenų. Tai eurais čia būtų apie porą kokių eurų, jeigu dar tiek būtų. Tai tikrai čia nedidelė kaina. Tai žodžiu, ragaujam, žiūrim, ar skanu. Nieko, labai primena tokį vos ne belešą ar kažką tokio įdomaus lietuviško. Bet gerai, mėsytė, trašku. Ok, galima valgyti. Tai va, galite išbandyti, skanu. Išėjom jau iš Sensodži šventyklos, tai Agnė buvo teisi, tikrai ačiū jai už tai, kad mes kėlėmės 6 ryto ir ėjom čia iš pačio ryto, realiai buvom čia jau prieš 9, gal pusę 9 plus minus, nes dabar yra po 10-14 ir žmonių masė, tiesiog kosmosas. Manau, kad mes net iki šventyklos būtume nedaėję. Tai va, mes viską ramiai pamatėm, viskas super ir keliausim paplūdinėti iki mūsų pietų, kur valgysim sušį. Quick update, pavaikščiojom, nuėjom dar į parduotuvės, vėl apsišopinam, dėl ko tai darom, nes čia tikrai apsimoka, plus yra 10% mokesčiai nusirašantis, kadangi tiesiog išvežiu, kaip sakant, prekę iš Japonijos, tai dar tas pigiau ir ši prekės visos rūbai apie 12-15 eurų. Tai labai faina dėl to. Tai va, tai viską apsišopinę, varom dabar į suši vietelę, kurią minėjau. Tai visiškai vietoje esam čia. Labai greitai visi išsirinkom rinkinuką, va šitą, grinai kur pats pirmas, tai kainuos 1500 šitų jenų, tai eurais čia gaunasi apie 8,5. Tai irgi faina, kad sakė, lyg tai įeina sriuba, tai jeigu duos sriubos, tai bus iš vis amazing ir pasiėmėm dar alučio. Ir dar žada alaus. Ir čia girdėjau, dar sakė žada alaus, ką ir minėjau. Taip, tai va. Tai jo, laukiam to maisto, atrodo tikrai neblogai, tikiu, kad ir bus neblogai, tai parodysiu, kad atnešu. Turim savo jau rinkinuką, kurį pasiėmėm, tai priminsiu, kad čia yra 8 eurai. Va. Tokie sušiai su šviežiam žuvim, ikriukais ir dar sriuba. Amazing. Bandom paragauti maistelį. Pirma sriuba. Čia kaip neblogai. Sriuba beje irgi čia su lazdelėm. Žuvies sriuba. Bet aš nežinau. Sriuba su kariniu. Bandom ragauti su šuka.
Sušiai čia irgi kitokie visai negu kaip mes turim. Čia eina ryžiai ir šviežia žuvis ant viršaus. Ir, aišku, dedam į soją, pamirkom ir ragavom. Super, žinokit. Mes esam Sushi Nova, tai nežinau, čia dar kartą įsitikinam, kad kur beisi, maistas, labai skanus. Agnė linksi, patvirtina. Tai va, tai ką turėkite omeny, ką paklauskit komentaruose, galiu tikrai pasakyti kur. O mes tada toliau valgom ir mėgomės. Tiesa, buvom užsirezervavę, bet vietos čia pilna, tai tikrai nebūtina. Ir geriausia irgi eiti, ieškoti, žiūrėti vietą, o nesinaudoti TripAdvisoriu. Tai skanaus mums ir pasimatysim tuoj pavalgę. Pavalgę, sotūs ir laimingi, toliau žygiuojame į kitą rajoną, tai yra Akihabaros rajonas, kuriame yra anime ir elektronikos, tai pasižiūrėsim, kasgi ten yra įdomus, gal pavyks kažką rasti, gal nusipirkti, o gal ne. Tai pažiūrėsim, koks ten vaizdelis, bet irgi taip pat viena iš populiarių vietų čia Tokijoje. Tai važiuosim vėlgi metro, labai patogu, labai greita, Suica appsas veikia puikiai, prilieti ir eini, paskui tiesiog nusiskaičiuoja automatiškai pinigų. Tai va, varom pasižiūrėti. Tai va, pasiekėm Akihabara rajoną. Čia irgi žmonių iš karto daugiau. Visas čia pagrindė anime, digital, elektronika ir panašiai. Beje, čia yra irgi parduotuvė Big Camera, tai čia irgi yra tax free. Jeigu norit irgi kažkokios elektronikos ir panašiai, tai galima irgi keliauti čia daug visokių nuo iki prekių. Tai manau, kad tikrai atrasit, ko ieškot. Jo, tai kaip matot, žmonių krūva, masė, bet iš tikrųjų jis išsiskiria būtent savo irgi reklamom, mirgų, margų, aišku, anime čia paveiksliukų pilna, tai tikrai toks jau japoniškas Tokio vaibelis. Tai va, aš einu irgi dar pasižiūrėti parduotuvės, gal kažką čia pavyks atrasti. Privaikščiam visur čia per šitą anime ir elektronikos kvartalėlį. Tai čia šitą Akihabara rajone, kiek tik nori visko. Tai žaidimų, Nintendo, beje, iPhone'ai visi išpirkti. Bandžiau irgi pasižiūrėti, nes čia be mokesčių tiesiog gaunasi pigiau. Tai paklausiu, sako, jo, viskas out of stock. Tai žodžiu. Nežinau, dabar irgi jau dar pavaikštinėjom, pasižiūrėjom, bet jau sakėm, varysim namo, tiesiog, nes jau irgi pasivargo, vis tiek nuo pat ankstaus ryto vaikštinėjom, sakėm, eisim pailsėti ir pažiūrėsim, gal ar savo rajoną, arba dar kažkur išvažiuosim apsižvalgyti, bet jo, kai tik temsta, iš karto visos tos šviesos, viskas, jau kitas reikalas, tai visai kitoks Tokijus atsiveria ir būtent toks, kokį mes matom filmuose. Tai va, keliaujame dabar iki metro ir varysim truputėlį pailsėti, bet tikrai niekur nedingsim, rodysiu dar daug dalykų, nes tikrai priplanuota kelionė gana aktyvi.
Tai labas rytas. Vakar taip ir nebeatsisveikinau, nes tiesiog pradėjo lyti lietus, grįžom namo, dar nuėjom, aišku, į parduotuvę, greit nusipirkom keletą maisto produktų, pasigaminom maistą ir viskas, tiesiog lūžom kokią, nežinau, 7:30 maždaug taip, jau aš miegojau, atsikėliau 4 ryto, tai jetlagas vis tiek jaučiasi, galvau, kad nesijaučia, bet vis dėlto jaučiasi. Tai va, šiandien nauja diena, naujas rytas ir keliaujam į maisto turą ir čia galėsim pasižiūrėti, kasgi gero tam maisto ture, tai yra koks maistas, tam, kiek žinau, bus žuvies turgus irgi lygiai taip pat, paskui keliausim taip pat į muziejų, tai žodžiu, tikrai faina ir turininga diena. Tai viskas, varom į metro ir važiuojam link maisto turo. Po maisto turo mūsų irgi laukia dar Ginza rajonas, kuriame irgi pasivaikščiosim, nueisim gal dar irgi pasišovinę, jeigu pavyks. Ir taip pat po jo keliausim jau į interaktyvią meno parodą Team Labs. Tai Agnė sakė, kad irgi tam bilietus nupirko maždaug 3 mėnesiai prieš. Tai vat ant tiek populiari yra ta paroda čia Tokijuje. Beje, irgi kas įdomu, tai maisto turas žmogui kainavo 100 eurų, bet truks apie 2 valandas ir mes irgi ragausim 4 ar daugiau, jeigu neklystu, patiekalų, aišku, su gėrimais ir panašiai. Tai manau, kad irgi geras experiences čia. O beje, matot, šviečia saulė, tai irgi gana retas dalykas Tokijai, nes dažniausiai būna apsniaukę ir lietinga, labai panašiai kaip ir kokiam Londone, sakykime, ar bendrai Anglijai. Keliaujam viskas toliau į metro ir tuoj susitiksim maisto ture. Kaip pareigingi turistai jau esam vietoje, tai mes turim susitikti prie Tsukiji Hongbonji šventyklos. Matot ją čia. Tai čia yra budistų šventykla. Norėjau papasakoti apie vietą, bet atėjo šitą apsauginis ir sakė, ne, YouTube'ui negalima čia filmuoti. Tai žodžiu, čia matėt šventyklą. Jinai buvo 1670 metais maždaug pastatyta ir stovi iki dabar, nes prieš tai buvo kitoje vietoje, bet buvo ten sudegę, tai perkelė į čia. Tai va, o mes laukiam savo gido, tai soriukas negaliu čia daugiau pafilmuoti. Vis dėlto pavyko pafilmuoti iš šventyklos dėka mūsų maisto gidės. Tai vat irgi kas įdomu, šioje vietoje, kur susitikom Takidži rajonelis, jisai anksčiau senais laikais buvo po vandeniu ir tik atslūgus vandeninui tada galima buvo pradėti statyti naują rajoną ir aišku, čia atsirado ir šventykla. Tai šiandien irgi ką mes ragausim, pagrinde ragausim žuvį, aišku, ragių mėsos irgi, bet žuvis čia vis tiek yra vienas iš pagrindinių maistų. Tai dabar atėjom irgi turgelį tokį, tai čia vat irgi pasakoja dabar šiek tiek apie istoriją. Tai einu paklausysiu, pasižiūrėsim ir paragausim. Wasabis. Tai va, žodžiu, turiu džiovinto kalmaro,
Ir prieš tai valgėm baltą žuvį su kukurūzais ir su svogūnais, keptą aišku. Tai buvo amazing skonis, žuvies visiškai nesijaučia kaip tokio žuvies skonio, nes aš nesu labai mėgėjęs, o suvalgiau labai skaniai. Dabar irgi gavom tą džiovintą kalmarą, jis toks gan saldaus skonio ir čia irgi Kadrytė juokauja, sako, labai gerai prie alaus. Tai va, mes keliavom toliau ragauti kitų maistų, bet tikiu, kad bus labai gerai. O jeigu jūs neimtumėt maisto turą kartais, tai galite atvykti į šitą Takidži rajonėlį ir čia yra tas maisto turgelis, kuriame tikrai rasit ką paragauti ir tos pamatysit autentikos. O aš keliauju toliau ragauti miestelio. Čia yra tamagoyaki kiaušinienė ir arigato. Tamagoyaki kiaušinienė, tai šičia jinai turėtų būti saldi, o sakė Osakui, pavyzdžiui, jinai yra sūri. Jo. Tai yra. Žabirma šalta. Bet nežinau, visai įdomus skonis. O kaip kempinę valgytum. Bet šiaip gerai. Dabar tikrai nėra, kad būtų neskanu kažkas ar kažkaip, kad jau nebenorėtum valgyti. Tai tikrai manoma pabaigti, tikrai jokių problemų. Sūri būtų skaniau. Sūri būtų skaniau, sakyčiau. Va. Pradėjom šiaip apie pasakojimą tokį, kur apie sultinį, kaip jisai daromas, iš kokių ingredientų sudėjo. Ir mūsų visai ta maisto kelionė prasidėjo būtent nuo žuvies, kokia žuvis yra naudojama, parodė, kaip jinai atrodo, tai smulkinama. Bet čia esmė yra patį sultinį, tai mes irgi nusipirkom šitokių, gal nesimatys maišelį. Čia yra tokie kaip arbatos maišeliai ir tai yra sultinys realiai, paragavom, amazing skonis. Tai faktas irgi, prisipirkom mes jų šitą, tai galėsim namie pasigaminti. Valgiam irgi šitą kiaušinienę, labai įdomi. Dabar valgom kažką, tuoj parodys, va, kažką. Va, einam paragauti šitą daiktą. Saldu. Nu, ne. Ai, tau buvo saldu. Tau bus saldu. Bandom paragauti. Saldžiai, sakau, kad bus saldi. Čia, ką tik gavau pupelių. Irgi, to buvo skonis. Wow. Einam dar paragausim wasabio. Wasabi pawabi. Good snack. Wasabi pawabi. Very good. Va, wasabi pupelės. Jeigu matosi. Wasabi pupelės. Neįtikėtina, bet puiku kaip ir viskas. Gera patirtis, wow. Just a moment, please. Thank you very much. Patiko, Agne, ne? Žiauriai, wasabi beans patiko. Kažkas Nu va, pagaliau galim ragauti vėl maistelio, gavau tūno šviežios. Ir yra sojos padažiukas, va, užsipilsim soją. Paragausim. Gerai, bandom ragauti. Kas čia bus? Nu, bandom ragauti tūną. Pasiėm
Wasabio. Wow. Perfect. Čia vasabis visai kitos. Jie gamina į vietoj. Yra vasabio šaknis. Jie tiesiog ją sutrina. Sumaišo su ridiko šaknim. Ir tada gaunas va tą, ką mes turim ir suprantam kaip wasabi. Bet skonis, amazing. Turbūt turit nuvaryti, va taip tiesiog paragauti. Wow. Atvedė mus į Moritają restoraniuką čia irgi šitam turgui ir vat ką tik matėm, kaip gamina gyvai sashimi žuvį, sashimi patiekalą. Tai rodė, kad mergaitė čia moka viską išpjaustyti, sudėlioti viską, tai sakė dabar viskas, sėskit į savo vietas, atnešim jum maistelį, jau matau deda gidę, tai paragausim kasgi čia, bet neabejoju, kad kaip visada bus viskas čia skanu ir gerai. Nu va, tai turim tokią žuvytę irgi pridėtą ryžių ir va teisim tuoj ragauti. Va. Dar vienas maistas, dabar jau turim mėsą, tuoj pasakys kas. Ok, vagių mėsytė, marmurinis jautukas. Ragauk. Gerai? Jautiena, kad čia yra niekaip nepasakyti. Nu va. Nepanašu jautiena. Čia reikia druskytę dar. Wasabi, druskytę. O. Super. Gerai. Einu paragauti ir aš. Bet panašu, kad viskas čia yra tobulai. Baigėsi mūsų turas, privaikščiam visur, tai kadangi nedavalgėm, tai nusprendėm tiesiog dar vieną vietą ateiti, kur paragausim čia kažkokią keptą ungurys su ryžiais, va tėtis dar tokiam austriu. Tai tas ungurys iš tikrųjų atrodo labai neblogai ir man kaip žuvies nevalgančiam žmogui čia yra wow. Tai iš tikrųjų va irgi įdomu bus pabandyti, o dėl pačio maisto turo, tai nežinau, siūlyčiau tiesiog atvykti į Tsukiji rajoną, į Tsukiji žuvies marketą ir čia rasi tikrai pavalgyti visokių įdomių variantų, nusipirkti to pačio irgi kaip ir mes pirkom dabar sultinio, kur taip kaip pakeliuose, tai tikrai turėtų patikti. Tai va, tai čia aš manau, kad tikrai pakankamai užteks, nebent norit sužinoti dar kažkokios papildomos istorijos. Austrijos dydis tai kaip 2, jeigu ne 3 lietuviško. Austrijos čia didelis. O tu su to neužsakė, ne? Ne, tai nes neskambus iškart pasakino, čia taip greit viskas. Fantastika, nu super. Tai skaniausia, ką šiandien valgiau. Nu, dar vienas patiekalas keptas ungurys su kažkokiu barbecue padažu ir su ryžiais. Eisim ragauti. Va, kolektyvas austrų užkirtas. Mama čia irgi ikriukų valgo visokiausių su ryžiais. Skanu? Labai. Gerai. Tai va, aš einu šitą ragauti, tikiu, kad irgi bus skanu.
Lasciasek. Nu ką, bandom šitą. Jau iš turgaus atėjom į Ginza rajoną, į Čiuodori gatvę, kuri savaitgaliais yra uždaroma. Tai reiškia, kad čia gali tiesiog vaikščioti per gatvę, eiti per parduotuvės, nes irgi va šita vieta, šitos gatvė yra populiari būtent dėl parduotuvių. Tai čia irgi nukeliausim pasižiūrėti, gal kokių rūbelių, dar kažko, šiaip pasižmonėti, kas čia į gero yra. Buvom irgi Ginza Palace nuėję, tai čia irgi yra Nissano parduotuvė, tai galima pasižiūrėti Nissan GT-R, kitus modelius, taip pat Sony didelė parduotuvė, kamerų ir panašiai. Tai va, žmonių faktas masė, nes vienas iš populiariausių rajonų, gatvių, sakykime, čia Tokijoje, bet kai gatvė uždaryta, yra žymiai laisviau ir lengviau vaikščioti. Tai keliaujam į parduotuvės, pažiūrėsim, kasgi čia smagaus ir įdomus. Nu va, pabidzinėjom per miestą, dabar, žodžiu, žiūrim, kad jau labai lėkti net reikia iki Team Labs mūsų to interaktyvaus muziejaus, tai žodžiu, kad viskas suspėta, nes netilpom į autobusą. Išsikvietėm Uberis 20 €, ką darysi, bandom suspėti. Tai tikiuosi, kad pavyks, nes sakė, nelaukia tenai. O čia, kaip minėjau, realiai pirkom prieš 3 mėnesius šitą parodą. Tai, čiūrikus laikom, kad viskas būtų gerai. Tad darėm dabar muziejų, viskas spėjom, dabar pasakoju, ką daryti, kokią ką įsigyti, bus ir vandens, būtų atviro oro, odo ir miško. Daug čia visokių įdomių dalykų. Jeigu juos nešiai, pakalbėti. Pirmą varėm, žodžiu, per vandenį literaliai ėjom, pabėgo vanduo ir ėjom į jį, tai žodžiu, sušlapau kelnes, nieko, ir dabar ėjom per kažkokias pagalbės, tipo vos nesvarumo būseną kažkas tokį. Nu kaip, Agne, fainai? Iš tarp kristalų. Įdomi patirtis, atrodo, kad dar kaip tarp veidrodžio atrodo, kad begalybėj kažkokioj jūroj vaikščiam. Tai, iš tikrųjų, patirtis faina, tikrai siūlau irgi atvykti į šitą muziejų interaktyvą, tai tikrai faina, tikrai kažkas kitokio, tik nepamirškit įsigyti bilietų gerokai anksčiau prieš 2-3 mėnesius. O aš einu toliau pasimėgauti šituo vandeniu ir holografiniam žuvytėm. Atsiradom dabar jau kažkur čia balionų jūrai, debesyse, kažkur danguje keliaujam. Šiaip tai iš tikrųjų įdomu tai, kad čia turiu vaikščioti basom, dėl to, kad yra patyriminė visa čia kelionė, sakykime taip. Ėjom vandeniu, atsiradom tarp burbulų, vaikštom ant veidrodžių, vėsų, šilta, bet toks čia yra tas menas. Šiaip tai dar kartą sakau, tikrai faina, Team Labs, muziejus, tikrai
nepagailėkit pinigų ir laiko atvykti čia. Gerai, mes vaikštam toliau ir sutiksim kiek vėliau jau po šito muziejaus. Tai viskas, baigiam savo ekskursiją po TeamLabs muziejų. Tai nežinau, nieko tikrai tokio nemačiau, tai tikrai rekomenduoju atvykti čia. O mes keliaujam toliau jau link savo namų ir nuvarysim kažkur pavalgyti, gal kokio rameno ar dar kažko ir viskas. Ir tada jau eisim po truputį ruoštis miegoti, nes rytoj mums vėl reikia keltis anksti, kaip netikėta, nes laukia Fuji kalnas, mes važiuosim su ekskursija, tai užtruks visą dieną. Tai manau, kad turėtų būti ir labai įdomi patirtis. Tikiuosi dėl garso viskas ok, nes mikrofonas neprisijungia kažkodėl, bet tikiuosi girdi. Tai va, viskas. Šiandien atsisveikinu ir iki rytojaus.